Akademinė prasme, tai pirmasis atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinio fakulteto dekanas, palikęs neišdildomą žymę fakulteto ir universiteto istorijoje. Jo kaip dvasininko veikla geriausiai liudija jo teologo mokslo titulai, jo kaip žmogaus veikla liudija dideli visuomeniai naudingi darbai, kuriuos jis atliko visą savo gyvenimą. Tiek dirbdamas su išeivijos lietuviais, tiek palaikydamas pavergtą Lietuvą iš Vatikano radijo bangomis, tiek rašydamas į lietuviškąją spaudą. Taip pat remdamas, organizuodamas pagalbą Lietuvos našlaičiams, Lietuvos vaikams.